Labadiena, esu Žydrūnas Kazlauskas, atstovauju Panemunio sodybą, prie kurios mes stovime. Stovime prie naujosios dalies, bet iš tikrųjų pati idėja gimė prieš daugiau kaip 15 metų. Tėvuko tėviškiai filosofavom, svarstėm, kaip būtų galima perkvalifikuoti, sugalvoti papildomas veiklas, ką galėtume organizuoti sodyboje ir atspindint aktualijas Birštono. Mes tiesiog supratom, kad nieko naujo nesugalvosim, dviračio neišrasim ir turime tęsti birštonietiškas tradicijas, tai yra vystyti apgyvendinimo veiklas, kaip sakant, tą linkmę ir pasukom. Taigi, plėsdami veiklas, įsteigėm konferencijų centrą, kuriame šiandien dienai vykdome ne tik tai įvairias konferencijas, edukacijas, taipogi organizuojame psichologų seminarus, jogos užsiėmimus. Visa tai padeda mums didinti pajamas. Natūralu, kad ieškome papildomų veiklų, kurie padėtų mums didinti užimtumą ne sezono metu, dėl to ieškojame alternatyvų. Kūrėme pirčių kompleksą, kur turėsime paprastą tradicinę sauną, turėsime taip pat ir garinę sauną, bus įrengtas masažinis baseiniukas. Visa tai padės mums teikti paslaugas, kurios iš esmės padės žmogui atsistatyti fiziologiškai, bet padės surasti tam tikrą balansą tarp žmogaus fiziologinės reabilitacijos ir psichologinio poilsio. Taip pat kreipėmės dėl paramos Saulės jėgainių parko išplėtimui. Bus papildomai pastatyta saulės jėgainės, kurios generuos pirčių kompleksui reikalingą energijos srautą. Matote, kūdra tiksliau turi būti pertvarkyta į ekotvenkinį. Šiandien dienai tai vėlgi yra didelė aktualija mūsų sodybai, nes ekotvenkinys, aišku, akivaizdu teikia ne tik tai, kaip sakant, tą paprastą galimybę išsimaudyti, paplaukioti, bet mums tai vėlgi šansas teikti ir aplinkosauginių edukacijų galimybę. Akivaizdu, kad visų tų projektų vystymas būtų neįmanomas be ES pagalbos. Kaip sakant, dėkui VVG tinklui, kuris suteikė labai daug papildomos informacijos apie europinę paramą šiandien dienai kaimiškose vietovėse. Su jų pagalba ir Europinių fondų pagalba mes būtent ir įgyvendinam šį projektą.